Sveiki mus girdintys ir žiūrintys, verslo aktualijų laidoje susitinkame su jumis ir vėl po mėnesio. Šį kartą pasikalbėsime tema lyderystė. Ir turiu pašnekovus iš labai skirtingų sričių. Kaip visada kalbinu verslo strategą Žaną Neimantą, sveiki. Sveiki. Ir Lietuvos kariuomenės brigados generolas Almantas Leika pas mus. Sveiki. Labadiena. Tuoj paaiškinsiu, kodėl tokių skirtingų sričių svečiai šį kartą lyderystės temoje. Todėl, kad taip nutiko, kad gražus jūsų duetas susitiko viename klube. Ir šitas klubas suaugusiems žmonėms organizuoja mokymus ir jūs du vyrai toliau tęsėte savo mokslus. O kariuomenė yra tokia sritis, kurioje karjerą žmogus padaryti gali tik turėdamas lyderystės savybių, lyderių būdamas. Kitaip jis niekaip nepadarys tokios stulbinančios karjeros. Ir man labai malonu, Almantai, kad jūs esat mūsų tarpe, todėl kad jau vien jūsų pareigos generolas rodo, kad jūs darėte didžiulę karjerą savo srityje. Ypač matėte, kaip kariūnai ugdomi, kadangi net keletą metų buvote generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininku, labai neseniai šitas pareigas jūs pakeitėte. Jei darytumėm laidą, tai būtų nuostabi laida apie jūs, todėl kad iš tikrųjų nuo 91 metų Lietuvos kariuomenėje ir NATO pajėgose tarnavote ir Afganistane. Taigi jūsų karjera yra stulbinanti, bet jei jūs nesupyksite, mes grįžtumėme prie temos, nes kodėl šita tema, sakyčiau, būtų įdomi tokiame mikse verslas ir kariuomenė, pagretinti. Kai mes kalbam tik apie vieną sritį, tai atrodo, kažkur čia mums trūksta tų lyderių. O jeigu yra tokia sritis, kaip pavyzdžiui kariuomenė, kai tu karjerą net padaryti, tik gali dėl to, kad tu esi lyderis, tai atrodytų kaip ir netrūktų. Tai Almantai, nuo jūsų norėčiau pradėti, kaip jūs ir beruošdamas, ir dabar, būdamas generolu, matote, trūksta lyderių jūsų srityje? Kokių lyderių trūksta? Aš sakyčiau, kad tikrai labai džiugu visų pirmiausia būtent šiandien dalyvauti šitoje laidoje. Ir kalbant apie tą karininko profesiją, tai yra, aš sakyčiau, iššūkis, lyderystės iššūkis karininkams kiekvieną dieną. Akivaizdu, mes juos karo akademijoje ruošime 4 metus, taigi turim pakankamai nemažą laiką, kad jie būtent įsisavintų ir suprastų atsakomybę ir tuos visus reikalavimus, ką reiškia būti lyderiu. Ir bene ta karinė lyderystė, būtent kurią mes praktikuojam, kokią mes rengiam, būtent tuos būsimus karininkus ir paskui būtent tą jie daro, tai yra iš esmės vertybėmis grįsta lyderystė. Ir tokiu būdu tarpe lyderių ir pavaldinių yra suformuojamas, tik tokiu būdu yra suformuojamas tas pasitikėjimas. Ir tada tas lyderis gali tinkamai atlikti savo pareigas, tinkamai funkcionuoti, tinkamai praktikuoti tą lyderystę. Tai yra esminis dalykas būtent tasgi. Kalbant toliau, būtent ir atsakant tą klausimą, vienas ar trūksta lyderio, ar trūksta lyderystės. Iššūkis būtent karininko profesijoje yra tai, kad būtent tas lyderystės iššūkiai yra kiekvieną dieną ir su kiekvienu tos karininko karjeros etapu laipteliu, pavadinkim taip. Nes tik kad pabaigė mūsų jau karo akademiją kariūnai, tai yra būsimi karininkai, tie taip vadinami studentai, kariūnai būtent tasgi karo akademijos, pirmas jų darbas, pirmas pareigos, būtent tasgi, ką jie daro, tai jie yra iš karto skiriami vadais, būtent tasgi būrio vadais, tai reiškia vadovauja kokie nuo 25 iki 30 karių. Ir jie jau pačią pirmą dieną, būtent tasgi jau privalo būtent rodyti lyderystę, jau tą viską, ką jie sužinojo, išmoko, išgirdo būtent karo akademijai, iš karto pademonstruoti. Paskui, aiškiai, toliau tas komplikuojasi, tų pačių pavaldinių padaugėja, lygis pasikeičia,
atsakomybė pasikeičia, dar paskui vėlgi mes realiai jau aukštesni karininkai sako, karjerą vis tiek tarnaujame užsienio, tenais atsiranda pavaldinių ne vien tik tai lietuvių, bet ir kitų būtent daugeliu atveju NATO valstybių kariai. Tai tas iššūkis visą laiką didėja ir galima sakyti, būtent tasgi iššūkis lyderystės jis visą laiką yra. Visą laiką jis yra, faktiškai visą laiką bus. Ir jūs taip pabėgot nuo to klausimo, trūksta tų lyderių, ar tiesiog tada, kai tu turi prisimti tą atsakomybę, mokaisi, ugdaisi ir tampi? Tikrai taip ir vyksta. Karo akademijoje būtent yra sukūrima, duodama, taip sakant, per keletą tokių būtent etapų to lyderio ugdymo, pavadinkim. Bet vėlgi reikia pripažinti, tai karo akademijoje duodamos tik taip tos pačios pradinės kompetencijos, pradiniai įgūdžiai. Tai yra mokomoji aplinka, būtent tasgi. Jie sužino įvairiausias teorijas lyderystės, būtent tasgi pasinagrinėja pavyzdžius įvairiausius, būtent tasgi tų karinių, tokių reikšmingų, svarbių lyderių, supranta, ką reiškia, kas tai yra tas per daiktas vertybėmis grįsta lyderystė, būtent tasgi. Toliau jie būtent tasgi pasipraktikuoja toj saugioj mokomoje aplinkoje, vykdami tam tikras pareigas, būtent tasgi, bet jau tas tikras tiesas būna išėjus. Aš sakyčiau, žiūrėkit, taip pasakyčiau, tasgi, taip, kad realiai kiekvienas karininkas, kuris daro karjerą, privalo būti lyderis, kitaip aiškiai tos karjeros nepadarės. Būtent tasgi apie karjerą aš paskui dar vėliau trupučiuką pasakysiu. Mes sakom, kad ne kiekvienas lyderis yra karininkas, bet kiekvienas karininkas yra lyderis, privalo būti lyderis. Ir jeigu jau tu esi generolas, tai esi lyderių lyderis. Bet vėl, kaip aš sakau, nesupykit apie jūsų asmenį, bet labai ačiū, kad jūs dalinatės. Generolas Almantas sako, kad vertybėmis grįsta lyderystė. Dabar šokim į verslą. Trūksta versle lyderių, o kokia čia aptinkama lyderystė? Kuo čia jinai grįsta? Versle turbūt yra viskas daug kompleksiškiau ir, kaip čia sakyti, ir daug yra problemėlių. Todėl, kad lyderių mokyklos, universitetos taip tiesiogiai neruošia. Dažniausiai tai yra kažkoks modulis prie vadybos, prie ekonomikos kažkur pridėtas, tai turbūt tokio, kaip čia, sistemingo ruošimo vadovavimui, turbūt nėra. Ne? Tai ir aš galvoju, ir mes ne kartą esam diskutavę, kad kaip be būtų keista, bet daugelį vadybinių teorijų arba tam tikrų įžvalgų pakankamai daug iš karo, mokslo yra atnešta. Tik apie tai kažkaip yra pamirštama, nors aišku yra ir mados, ne? Kaip ten staiga Sun Tzu karo menas yra staiga atrandamas per naują ir mes versle pradedam diskutuoti, taikyti, ieškoti ir taip toliau. Tai aš pasakyčiau, kad versle truputį pas mus yra kompleksiškiau ir kyla problemų dėl to, kad nėra tokio vieningos linijos galbūt. Nes žmogui iš karto, nieks neduoda ir nepadaro vadovą versle. Pirmiausia, tu vis tiek startuoji nuo kažkurio tokio funkcinio darbo arba specializacijos, tai daugiau universitetai ar kitos mokyklos ruošia specialistus. Ne? Ir va čia atsiranda irgi dilema, kažkada, kai žmogus auga, jisai netgi turi atsakyti, ar jisai daugiau eisi į vadovavimo pusę, ar daugiau jisai eisi į specializaciją ir taps specialistu ir taip toliau. Tai tave tarsi gaunasi, kad žinias tam tikras gaunam, bet jos pakankamai silpnos. Tai tu, jeigu domiesi, turi tam tikrų savybių ir dėl to verslo aplinkoje dažnai čia būna tokia diskusija, ar įgimtis tos savybės lyderystės ar neįgimta. Tai turbūt irgi taip vienareikšmiškai negalima sakyti, nes tie žmonės yra skirtingi ir vieni yra stipresni energetiškai ir jiems galbūt lengviau tą lyderio poziciją prisimti, bet aš irgi gal dėčiau akcentą ant atsakomybės, ne? Ir to tokio sąmoningumo, nes sąmoningumą reikia ugdytis, tai reikia ir mokytis, ir žinoti, ir rinkti praktiką. Tai geras vadovas yra tas, kuris renka praktiką. Ir turbūt analogija, kaip sakyti, ta karjera daroma ne šiaip savo ir lygiai taip pat ir versle. Jeigu tu esi vadovas mažai komandai, neblogai tau sekasi, tau bus duota truputį daugiau. Tai ten
Ir jeigu tu dar turi kažkokią, ten, nežinau, ar logisto, ar pardavimų specializaciją, tai tu tarsi toks truputį keliauji. Bet irgi lygiai taip pat tu ateini, jeigu augi, ateini į didesnę kompaniją ir staiga jau tu ne tik Lietuvoje, bet, pavyzdžiui, jau tarptautiniam lygmenį. Tai tam tikros analogijos, sakyčiau, labai panašu, tik tais gal tiek nesistemiškai yra visada. Gerai, bet dabar jau jūs minėjo, kad jeigu jau yra karininkas, tai reiškia, jūs tikrai yra lyderis. Bet vis vien, kai tu dar būdamas tas kariūnas jau galvoji, ar ne, kad tau bus pareigos ir kad tu turėsi vadovauti, tai galbūt dar tada gali paguosti, kad akademijoje gausi žinių, bet kai tu į rankas gauni šito žmonės, tai vis vien yra tas stygius to ugdymo, galų gale tos patirties susijęti su savo realybė. Ar kiekvienas vadovas, tas, kuris tampa vadovu, ar ne, jau yra lyderis? Ko tam lyderiui reikia, kokių? Jūs jau minėjot, kad jūs norėtumėt kalbėti apie tokiomis moralinėmis vertybėmis grįstą lyderystę. Tai kokios tai būtų vertybės? Ko reikia ir kokios tos vertybės? Aš būtent norėčiau dar referuoti būtent tą vieną momentą, ką Žanas paminėjo. Tai mūsų bendrai požiūris į tuos jaunus žmonės, kurie yra nusiteikę, pasirenka jau karininko profesijos kelią, ateina mokytis į karo akademiją, tai būtent mes žiūrim į juos tai, kad ir bendrai, pavyzdžiui, kad lyderis yra išugdomas. Vienu paimam bet kurį dorą Lietuvos pilietį, jauną žmogų, būtent tasgi ir mes galim tikrai per tą laikotarpį, būtent tasgi tikrai iš jo išugdyti lyderį. Tai vieniems akivaizdu. Tik tai kaip ten, vieniems tas yra taip natūraliau, aiškiai gimčiau, bet realiai būtent tasgi vėlgi praktikuojantis, dirbant būtent tasgi prižiūri ir juos visą laiką, būtent tuos jaunus žmonės, tuos kariūnus, būsimus karininkus, jie prižiūri jau tokie labiau žymiai patyrę karininkai ir juos tam tikrą prasme mentorina, jiems būtent tasgi pagerbs ir sako, žiūrėk, brolau arba sesė priklausomai tasgi, nes yra ir kariūnių būtent tasgi merginų, būtent ir sako, žiūrėk, šitoj vietai trupučiuką galbūt pagalvok, suprantate, tasgi, čia tikrai taip, tasgi, aš dariau kažkaip kitaip, suprantate, pagalvok, tas mentorinimas irgi yra labai svarbus dalykas, mentorinimas yra labai svarbus būtent tasgi lyderių rengime, būtent ypatingai yra svarbus. O kalbant būtent apie vertybės, tą, ką jūs būtent ir klausėt, tai jos yra būtent tasgi labai aiškiai įvardintos, būtent tasgi Lietuvos kariuomenės vadas yra vardinęs būtent tas vertybės, kurios yra privalomas, kurios yra realiai mūsų būtent tasgi kaip kariuomenės, kaip organizacijos būtent veiklos pagrindas. Tai jos yra ištikimybė, jos yra kovinė dvasia, jos yra profesionalumas, būtent tai, ką mes privalom puoselėti ir ant ko mes būtent visą savo veiklą, taip sakant, statom, grindžiam būtent šitomis vertybėmis. Ir tai nėra tušti žodžiai, iš tikrųjų, tasgi, ypatingai vyresni kariai, aiškiai, tą dalyką visi, iš tikrųjų, tasgi, pajaučia, jeigu tenais kažkur iš vadų trupučiuką, taip sakant, jo supratimas, jo praktikavimas šitų būtent vertybių trupučiuką šlubuoja. Va šito dalyko aiškiai kariams negalima sumeluoti, iš tikrųjų. Aš manau, kad bet kuris lyderis, kuris tenais kažkokiu tai būdu bandytų kažką, tai sakykim, teikti kažkokias vertybės, kurių jam jos, bent viena ar kita yra trupučiuką svetimos, žmonės labai greitai pamato būtent tos dalykus. Tai yra pagrindas ir šituo pagrindu mes visą kitą savo veiklą būtent tas grindžiam ir tuo aiškiai yra visapusiškas tada pasitikėjimas iš tos pusės būtent tas, kad pavaldiniai kariai yra pasitikė savo vadais, todėl kad jeigu ir kažką, tai būtent kažkoks bus priimtas sprendimas. Bet koks, pats geriausias arba pats blogiausias sprendimas bus priimtas, tai nebus priimtas todėl, kad dėl kažkokių savanaudiškų, kažkokių tokių paskatų. Vėlgi, aiškiai, visiems kariam, aiškiai, vienodai, aiškiai yra šitos vertybės. Tai būtent ta yra ir esmė, būtent šitoje vietoje tos vertybės ir būtent iš to pasitikėjimas ir iš to būtent tolimesnė būtent tasgi veikla, ką mes būtent kariuomenėje darom. Žanai, yra pagrindas ir net kariuomenės vadas sako, tokios vertybės, kaip įvardytumėt, ar jūs aptinkat savo srityje vertybės, pagal kurias, sakykime, galėtų kaip pagal kanoną atpažinti, čia yra lyderis verslininkas, o čia ne?
Turbūt lyderis pasižymė labai konkrečiom savybėm, tai ta atsakomybė, vertybės turbūt vienokios ar kitokios, bet, kaip sakyti, lyderių negalima būti be vertybių, visiškai, nebent ten nusikalstamo, bet jie irgi turi vertybės, tik savas vertybės. Kabutės. Jo. Taip pat lyderis turbūt, irgi kas yra svarbu, kad jisai taiko savo ir taiko kitiem ir tas šito teisingumo tikrai tų žmonių ir, kaip sakyt, kariuomenė, tai aš dar, kaip sakyt, galiu pasakyti, kad dar, čia kažkoks yra privalomumas, tarsi vis tiek pareigos tu turi ten. Tai versle to nėra, bet žmonės dar atviriau greičiau pamatys tavo netikros vertybės arba kad tu pamelavai ar padarėjai. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau irgi pagrindas yra, beje, paskutinių laikotarpių organizacijos labai stipriai grįžta prie vertybių aptarimo. Ir man skambina, sako, žiūrėk, Žanai, mes čia prieš 15 metų pasirašėm, bet žmonės sako, kad biški dabar mes kitaip gyvenam ir norėtume peržiūrėti. Tai čia yra irgi turbūt indikacija apie tai, kad žmonės pakankamai gerai reflektuoja. Ne? Tos vertybės kiekviena organizacija, aišku, nusistato, bet kaip pagrindą tu vis tiek tarp jų rasi ten kokią nors atsakomybę ar šeiminiškumą, pagarbą žmogui rasi. Vis tiek tos bazinės vertybės jos bus įvardintos. Aišku, po tų įvardinimų čia yra ta antra dalis labai svarbi, kad kai pasakom vertybę, tai dar tik pasakyti, kad būk atsakingas nepakanka, tu turi pasakyti, kaip tu turi elgtis, ne? Kaip tu reaguosi į tą neteisybę arba ten, kas tai yra garbė. Ne? Tai ar garbė yra būti neutraliu ir tolerantišku, čia irgi toks, yra daug filosofinių klausimų, bet organizacija, kuri turi tikslą, ne? Ten, nežinau, augti, plėstis, uždirbti pinigų, ne? Tai jeigu mes šnekam šiuolaikiniam kontekste, kur verslai yra turi ir dalintis tais pinigais ir suvokiam plačiau, kad yra ir akcininkų, ir darbuotojai, ir klientai, tai tos vertybės turi būti taikytos visam tam sluoksniui. Dabar norėčiau asmeniško klausimo paklausti. Abu jūs daugiau negu 30 metį esate skirtingose srityse, bet tose srityse esate, galime jūs pavadinti lyderiais, todėl kad ir darėt karjerą ir nuo pat, ypač jūs, Almantai, ir Žanai, ir jūs pradėjote atkurta Lietuva kūrė verslą, o kariuomenė irgi buvo kuriama. Tai kokius jūs asmeninius lyderius patys ieškojot, radot, kaip pavyzdį gal galėtumėt pasidalinti, nes kai kuri paveikslą, papasakoji paveikslą, tai tada šiek tiek įsižemina tas lyderio portretas. Almantai, gal kokį vieną pavyzdį, kas jums asmeninis lyderis buvo ar yra? Jo, tai akivaizdu, sakykime, tą patį, sakyčiau, tikriausiai kiekvieną žmogų ir kiekvieną lyderį būtent formuoja tikriausiai daug faktorių, būtent, žiūrėkit, čia kažkur tai pasiskaitėm, čia kažkur pamatėm, kažkur tai pagalvojom, apmąstėm. Aš sakyčiau, kad man tikrai nemažą įtaką padarė ir aš sakyčiau, kad tas žmogus padarė ne vien tik man nemažą įtaką, bet realiai jisai įnešė tikriausiai ir tokį naują kokybę bendrai iš principo Lietuvos kariuomeniai. Tai būtent jisai buvo nuo 1999 iki 2004 metų kariuomenės vadas, tai generolas Jonas Kronkaitis. Ir jisai bene buvo tas žmogus, kuris atnešė visiškai, kaip aš jau minėjau, kitokią kokybę, kitokią santykių kokybę būtent mūsų kariuomeniai. Ir būtent jisai bene buvo tas žmogus, kuris įvardino, pripažino ir paskui, akivaizdu, ir savo pavyzdžių, būtent be jokios abejonės rodė, kad vertybė, tai yra būtent tas idealas, būtent tai yra pagrindas mūsų karinės tarnybos. Nes bendrai kalbant apie karinę tarnybą, tai mes realiai tarnaujam idealui. Būtent tėvynės apginamumui, būtent tai, ką mes darome, ką privalom užtikrinti. Tai jisai, akivaizdu, būtent savo pavyzdžio, jisai labai ilgai gyveno Jungtinėse valstijose, jisai tarnavo Jungtinių valstijų kariuomeniai ir pabaigė savo tarnybą, iš tikrųjų, kur realiai galėjo, kaip ir kiti žmonės išėję ištarnautą poilsį, būtent sakykime taip, ramiai, laimingai, gražiai gyventi, jisai vis tiek jautė pareigą būtent Lietuvai.
jisai jautėsi lietuviu, jisai jautė pareigą Lietuvai, jisai grįžo. Ir va, čia irgi būtent tasgi tą daro įspūdį būtent kiekvienam iš mūsų, būtent, kur žinai, kitą kartą pagalvojam, tai o kodėl aš čia turėčiau daryti? Bet todėl, kad pareiga yra, būtent todėl, kad va, tas profesionalumas, ištikimybė, būtent tasgi, va, tai čia akivaizdus tas dalykas. Va, ir jisai būtent tasgi, sakykime, tą atnešė visiškai naują požiūrį, ką aš jau paminėjau, būtent tasgi. Ir tai skirtingas požiūris buvo po to, kada vėlgi tie žmonės, kurie, kaip pasakius, pradėjo kurti Lietuvos kariuomenę, pradėjo kurti tą krašto apsaugos sistemą, tai daugiausiai faktiškai buvo vis dėlto, pripažinkim, tai su tam, arba žmonės visiškai nieko nesuprato labai, arba nelabai suprato, taip sakant, aš buvau irgi tame tarpe tarp tokių, iš tikrųjų, tasgi, su didelė širdim, su dideliu noru būtent tarnauti tėvynei, bet su, bent jau tuo metu, nelabai dideliu supratimu. Arba, faktiškai, buvo jau atėję tie karininkai, tikrai irgi ten dori lietuviai, bet jie, faktiškai, su sovietinė patirtimi. Tai atvažiavęs būtent tasgi generolas Krankaitis su tą vakarietišką patirtimi, su vakarietiško supratimo ir būtent ir ypatingai pabrėžintis tą vertybinę pradą, faktiškai, mūsų bendrai karo tarnybos, tai tas buvo tikrai, tas darė įspūdį ir dar iki šio laiko būtent tasgi daro tą įspūdį, būtent tasgi, būtent pasiaukojanti tarnyba, faktiškai, visiškai autoristiniai tie elementai, būtent tasgi, Jeigu kokį pavyzdį, tas idealas generolas Krankaitis yra šalia jūsų, tokio, kaip jūs sako, dar nelabai kažką suprantančio, ir kaip jis elgėsi tas idealas su jumis? Pamenat, tai aišku, tai žinoma, ten jis, aišku, jisai turėjo, ten jis ne vien tik aš buvau, ten jis buvo pakankamai daug nemažai tų žmonių, kurie vėlgi, sakykime, jie irgi lygiai tiek pat, pasakykime, mokėsi būtent tasgi, tai jisai tikrai buvo pakankamai kantrus, nes būtent tasgi, nes tai kitaip ir nebuvo įmanoma, iš tikrųjų, tasgi, būtent tasgi kantrus ir jisai būtent bendrai, aiškiai, atsinešęs tą supratimą, jis tikrai yra padaręs daug ir buvo tikrai kantrus, metodiškai, aiškiai, tą visą dalyką diegė darė, būtent tasgi, ir realiai, vadint, su jo, būtent tasgi, su jo atėjimu, ir ten, jisai 5 metus tarnavo, buvo kaip kariuomenės vadas ir tai jau buvo per tuos 5 metus iš esmės, aiškiai, pasikeitė būtent Lietuvos kariuomenė. Ir iš esmės, aiškiai, kitokie santykiai tarp vadų, tarp pavaldinių, tarp karininkų, kareivių, puskarininkų, būtent visiškai kitokie atsirado, visiškai kitokie. Kaip elgdavosi kiti ir kaip jis elgdavosi, pavyzdžiui? Ne, tai akivaizdu matėsi, faktiškai, ta pati pagarba, iš tikrųjų, tas pagarba, būtent kariui, nepaisant koks jis būtų laipsnis, iš tikrųjų, tai vėlgi, akivaizdu matėsi, kad jisai tą labai gerai suprato, kad, faktiškai, iš tikrųjų, kad vadas be ištikimų, gerai parengtų, suprantančių tarnybą pavaldinių yra niekas. Ir tie pavaldiniai gali būti ir vienu laipteliu žemiau, ir dar keliais, ir dar 14, galbūt būtent tasgi, ir kiekvienas būtent tasgi tas narys mūsų organizacijos, karys, aiškiai, tasgi būtent kariuomenės, jisai įneša tą savo būtent mažesnį, didesnį, būtent tasgi įneša į tą mūsų bendrą veiklą ir bendrą mūsų to veiklos rezultatą. Tai, aiškiai, tas dalykas akivaizdu matėsi, žinokit, tas tikrai, kad ar tai būtų jo ten jau tiesiogiai pavaldus būtent tie karininkai, kiti generolai, ar tai būtų paprasčiausiai eilinis karys, kuris galbūt tik tai jau 3 savaitę ir tenais 3 dieną irgi tarnaujantis kariuomenei. Tai būtent tas ir jūs pastebėdavote, Almantai, kad kažkada tai po to, kai jūs jau buvote generolas ir pas jūs jau ateidavo, kažką kopijavot ar pagaudot, va, čia šito generolo. Elgsena, arba kažkas iš tos istorijos. Taip, aš labai norėjau kopijuoti, aš tikrai nežinau, ar ten gaudavosi, būtent tasgi, bet esmė būtent to elgesio, būtent tasgi, tai esmė yra svarbiausia, būtent tasgi. Ir kad ir dar kitas dalykas, kad nereikia meluoti niekam, nes, pavyzdžiui, nes žmonės ypatingai greit pamatės, iš tikrųjų, žiūrėk, galbūt, pavyzdžiui, tuo laiku, tuo momentu, pavyzdžiui, galbūt ir patikės, bet tas ilgai, pavyzdžiui, iš tikrųjų, tasgi, tas melavimas nebūtinai savo, tai žodžiais būtent, bet būtent tas elgesiu ir kitas dalykas. Ačiū labai, dabar, Žanai, jūs klausėt, ar ne? Turit savo pavyzdį, kas jums buvo
lyderis kažkoks, kuriuo ar kopijavot, ar norėjot būti kaip jis? Aš sakyčiau, kur aš gavau didžiausias pamokas, ir kai dabar atgal žiūri, tai taip, tu gali pasakyti, tai buvo tikras autoritetas ir yra dar. Sakykime, man teko taip irgi, kad savo karjerą po universiteto patekau į KI sistemą ir teko garbė pažinotų Ortizus, ne? Ir mes, taip sakom, broliai Ortizai, bet Džordžas Ortizas, kuris buvo generalinis ir kai aš pradėjau parduotuvėje, kaip aš jį jausdavau, nors aš jo net nepažinojau, o vėliau teko būti jo komandoje ir jau dirbti betarpiškai su juo šiek tiek. Tai autoritetas, taip, ką gavom, turbūt pirmas dalykas, labai konkrečių dalykų, kad, ten, nežinau, būdavo auditai parduotuvių, reiškia, ir ten mes susirinkdavom direktoriai, važiuodami į parduotuvę, pavyzdžiui, apžiūrėtą, ne, ir pats Džordžas eina priekį, reiškia, ir ten užlenktas kilimėlis, kur nusivalyt kojam, ne, tai jis pasilenkia, susitvarko, pastumdo ir nueina, žinai. Ir tada atrodė taip net keista, nes mes čia kalbam 2001 metai, dar truputį to tokio, sakyčiau, posovietinio sluoksnio versle, čia direktoriui nepadaru gal net, žinai, čia reikėtų kažką pakviesti, parodyti savo galę. Bet tokių smulkmenų yra daug ir jas aš atsimenu, arba kai ten pasibaigus darbui tiesiog nulipa ir eina į sandėlį pasižiūrėti, kaip tas sandėlis atrodo, žinai, kurių vėlinių ten generalinių ir savininkų dabar vaikščiot po tą sandėlį ir visada grįždavo keisčiausia, kad nieko neapšauks, nepadarys, taip jis ten kažkokiam susirinkime padarys kažkokią tokią korektišką pastabą, kad ten kažkada, žiūrėkit, biškį reikėtų apsitvarkyti galbūt ir taip toliau. Ir tos pastabos buvo ir jautrios, ir vertybiškai teisingai pamatuotos. Ir aš sakyčiau, labai vertybiškai, tokia padaro pagrindą. Ir kai aš galvoju dabar, ar jis padarė mano kaip vadovo, kaip lyderio įtaką, jis padarė didžiulę įtaką. Dėl to, kad kaip čia, kur šnekėti, ko nešnekėti, kaip elgtis ir kur tą galę demonstruoti ir kur nedemonstruoti, nes, pavyzdžiui, buvo galę, kaip, pavyzdžiui, nebuvo diskusijos, jeigu darbuotojas prisigėręs vaikšto po sandėlį, tai diskusijos ir meilikavimo niekur ten nerasi. Tai buvo sprendimas dabar atleisti, klausimas ir taip toliau, tik vėliau daugiau supratau, kodėl taip yra, tai ir dėl jo saugumo, ir dėl kito žmogaus saugumo, ir tuo pačiu tai yra, kaip čia sakyti, turi būti vertybinės raudonos ribos. Tai šita prasme autoritetas. Ir kitas autoritetas yra truputį kitoks, dėl to, kad, sakyčiau, tai yra apie turbūt tam tokį palydėjimą, mentorystę, nežinau, ar kažkokį dar platesnį išplėtimą, ką sugavęs, tai tikrai esu dar dėkingas, yra gyvas International People Management, vienas iš savininkų Finn Peterson, kuris yra danas ir kuris tikrai didžiulę patirtį dalinosi. Mes susipažinom apie 2003 metus netikėtai, bet ko iš jo išmokau, tai būtent giliai gerbti žmogų, jį pažinti, stengtis ir auginti. Ir tai yra metodų dalis, tai yra tarptautiškumo dalyka, nes iš tikrųjų vien tik Lietuvoje užsidarius, sakykime, pažinti tą lietuviškumą, netgi identitetą, netai paprasta. Kai tu esi tarptautiniam lygmenį, mes aš sakyčiau, daug įdomybių atradau irgi, kad lietuviai, mes turim tų savybių ir neturim. Ir išsilaisvinti, ir laisvės reikia, ir drąsos, ir to tokio išminties, bet tuo pačiu ir pažini kitas kultūras, kai tas pats broliai Ortizai imdavo, surinkdavo 2-3 autobusus ir išveždavo į Prancūziją parodyti Karefiūro, reiškia. Tai taip labai įdomiai dabar skamba, bet mes tuo metu važiavom priekybinių technologijų žiūrėti ir taip toliau, bet tame buvo dar ir kita ta dedamoji, kad, taip, mes pamatėm Paryžių, nes ne bet kas išvažiavo. O Finn Peterson iš tikrųjų labai daug davė ir duoda dar vis, ačiū Dievui, dar galim susitikti ir diskutuoti. Ir tą įžvalgą, ir tokią, ką paskaityti, ką pažiūrėti, tai yra didžiulis dalykas. Prabėgo laida, tai dabar vis vien esate augantis lyderiai, supratau tą labai aiškiai, net neginčiama tiesa, bet kiekvienas vis vien dar turim savo gyvenime kažkokių planų, ką norėtumėm, kaip norėtumėm daryti. Tai vienas mažas žingsnelis, kur jūs kaip lyderis norėtumėt ūgtelti. Ar tai būtų ta moralinė vertybė, ar šiaip gal kažkoks įgūdis, ar kažkas, pasidalinkit. Kur dar
atrodo, kad mažas žingsnelis. Ja, žiūrėkit, pavyzdžiui, tai kiekvienas žmogus tikriausiai nėra tobulas. Ar jisai būtų lyderis, ar šiaip bendrai, bet kas, bet kur iš tikrųjų, tasgi, tai aš manau tikriausiai, tasgi, aš neišimtis, aš taip pat, aiškiai, tikriausiai, be jokios neabejonės turiu tų trūkumų iš tikrųjų, tasgi, tai kažkaip taip su tais trūkumais tai norėsiu dar padirbėti, būtent tasgi. Versijai nenorėtume. Galiu pasakyti iš tikrųjų, be jokių problemų galiu pasakyti iš tikrųjų, tasgi, mano tai didžiausias trūkumas yra kantrybės nebuvimas iš tikrųjų, tasgi, tai va tai. Taip, kažkaip tai savo palinkėčiau kantrybės ir kažkokiu tai būdu žiūrėsiu, kaip ten būtų galima ją labiau pasiugdyti. Žanai, jūs? Tai čia su kantrybė turbūt visiems vadovams dirbti reikia. Aš gal sakyčiau, kad ateina mintis, kad neuždaryti tos sukauptos patirties, o dalintis. Tai iš tikrųjų tą verslą, aišku, mes čia ir konsultuojam ir darom, bet iš tikrųjų yra ir kita dimensija žmogiškoji, kur, kaip aš šypsosi, bet treniruodamas aikido ir tu jauti, kad po tavim auga žmonės. Ir jie sako, pamokyk, pasidalink, ar ten, tai lygiai taip pat versle ateina ir užduoda klausimus, tai tada aš tikrai jaučiu, kad viena yra tik sukaupti dėl savęs, bet dar yra pasidalinti, tai irgi yra ta dalis, kur aš norėčiau spėti ir dar, kaip sakyti, vienu akies krašteliu pamatyti tą užaugusi kitą lyderį, kuris... Mentorystė tam tai. Jo, aš manau, kad tai irgi reikia treniruoti ir treniruotis, bet tuo pačiu ir tą nuostatą turėti. Kelti ir padėti tiem lyderiam būti, nes be tikrų lyderių neužaugs kita karta. Ir aš dažnai užduodu ir versle, ir netgi ir savininkam tą klausimą, ir visokių veidų matau, kai tu sakai, tai ką tu užauginai po savęs? Ar tu palikė, nežinau, sūnui tą verslą, ar pasiruošiai žmogų, kuris tau, ar yra šalia tavęs, kurio tu gali pasitikėti, kuris ves. Ir visaip būna. Tai tik norėčiau tikėti, kad auginam ir jūs, ir mes tą tokį didelį žmonių norą, nes be vedančiųjų pasaulis stovi. Tai ačiū Jums šį kartą už pokalbį. Labai buvo įdomu sugretinti ir panašu, kad kalbėjomės labai panašiai, kad yra vietų, kur galime augti ir yra pagrindas, kokiu pagrindu mes lyderiais tampame. Ir ypač labai gražu, kad tai yra net visa sistema, ar ne, kariuomenė, kurioje gali kitaip nebūna. Kitaip netampama lyderiais. Tai ačiū už pokalbį, primenu visiems žiūrėjusiems, kad šį kartą turėjom džiaugsmą savo rate turėti ir praplėsti akiratį apie lyderystę su Lietuvos kariuomenės brigados generolu Almantu Leika. Ačiū Jums labai, kalbėjausi su alternatyvus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu, o šitą pokalbį vedžiau komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Tikėkime, kad kažkoks šviesus buvo šitas pokalbis apie tai, kad tikrai įmanoma ir aptinkame ir netoks ir didžiulis tas trūkumas tų lyderių. Tai praplėtėm akiratį. Ačiū už šią laidą, žiūrėkite mus po mėnesio. Sudie.